Pirmadienis, nuostabi diena, 18 laida, sportuojam. Labai smagu, šią savaitę turėsim naują svečią, daugam pažįstamą, daugam nepažįstamą, moteris bus. Tai padarysim treniruotės, susuksim ir pabandysim pamokinti jūs kažko tai naujo. Labai smagu matyti, kad padaugėjo subscriberių vadinamų, kurie palaiko, labai super, motyvuoja kurti toliau turinį. Laukiu naujos kameros, bus dar geresnė grafika, super. O šiandieną darysiu traukos dieną, tai traukos diena yra nugara, bicepsas, galiniai peties raumenys. Žiūrėsim, kaip seksis. Kad viena šiandien iš tų dienų, kai jaučiu, kai net neina kalbėti, atrodo toks įdomus tas jausmas. Bet pasižadėjau savo, kad kursiu kiekvieną dieną ir aš kursiu kiekvieną dieną. Judam. O čia tai lankstumo reikia. Matėt salėse, kaip naudoja kempinės, kur pasiema, tai toks sukabinimas gan geras ir mazolė mažiau biški tenka apkrovos. Wow, čia buvo stipru, kempinė žiauriai padėjo iš tikrųjų. Pratimas labai atrodo primityvus, atsisėdi ir traukia, pažiūrėsim, kaip komisai skiriasi. Wow, čia kuo žemiau ėmi, tuo sunkiau. Kuo žemiau imsiu čia, tai pažiūrėjau, čia jaučiu net nepakelčiau jo. Tai maždaug pasiėmiu. Ir labai jaučiasi per apatinę nugarą, bet ne per vidurį apatinės nugaros, tai iš šonų. Labai įdomus jausmas. Kabėjimas. Kaip supersetas. Ir tiesiai rankas, hop, eiti čia. 4 setai po 6. Fermerio įimas, nešiosiu, tam va toli toj pamatysit, nešioti vandens kibirus. Atnešk vandens. Draugai, kaip suprantat, kaip matot, pas mane kontente nėra jokių apsimetinėjimų. Stebuklingų piliulių aš jums nesiūlau. Ir vat kartais būna tokios dienos kaip šita, tokios treniruotė, nu ką, jinai tokia pusėtina, vadinkim. Nebuvo to tokio gero jausmo ir panašiai, bet treniruotė padaryta, kaip ir minėjau, vienintelė bloga treniruotė tik tai ta, kuri neįvyksta. Taip, kad dabar kūnas, ką sako, gerai, valsiek, pavalgyk, skirk laiko ir dėmesio kitiem dalykam, kurie irgi yra svarbus gyvenime. Tai atsigaudinėsim ir rytoj vėl į salę. Jo, nes jeigu būčiau nuleidęs rankas per šitos visus metus treniruotėse, kur
nu, čia nelabai, nu, čia nepatiko, gal neišėjo taip, kaip norėjau, arba nesijaučia pilna energija ir panašiai. Ir būčiau nėjęs į salę, tai turbūt jau būčiau 500 kartų praleidęs treniruotę. Bet esmė tame, kad turim eiti, užsiminėti savo veiklą, vienos dienos būna geresnės, kitos prastesnės. Ateina ruduo, nepamirškit, jau jis atėjo tiksliau. Ir ruduo sako kelis dalykus visą laiką. Tai bus nuotaikų didelės kaitos. Ir jeigu neužsiimsit, nesusiimsit, kažkurio metu gali būti labai tamsu. Taip kad labai to nerekomenduoju, kadangi dirbu su žmonėm, esu pastebėjęs tą iš metų į metus, keičiasi nuotaikos, ateina tokios blogos savijautos ir panašiai. Ypač tiem, kurie praleidinėja treniruotės, neužsiema, nieko neturi tikslų kažkokių. Tai susikaupkit, jūs galit. Man labai įdomu vienas dalykas, iš kokio miesto jūs žiūrite mano video. Parašykit, prašau, komentaras, iš kokio miesto. Labai įdomu sužinoti, iš kur mano auditorija. Ir galbūt pavyktų mums susitikti, galbūt pavyktų bendrą treniruotę pravesti, patarimų kažkokių ir panašiai. Tai parašykit į komentaruose. Aš esu iš ... Nerašykit ... rašykit iš kokio miesto. Gerai, chebryte, gražios dienos visiems. Tikrai linkiu geriausios dienos. Iki.